Dėl ko aš jumis pakviečiau Jolantą, dėl to, kad man jumis parekomendavo aktyliai. Jo, bet, nu gerai. Jo. Aš sakau, ko pati neini? Nu, aš vat irgi klausiau. Nu, ko jinai nėjo? Nu, parekomendavo jūs, aš nekėjau su ūkininkė Rūta, irgi jūs parekomendavo, tai aš gal pas jūs Instagramas toks pilnesnis atrodė, gal dėl to? Gal labiau iškalbingesnis? Nu, matai, gal Rūta ūkininkė, jinai tokia, kaip sakau, žinai, smulkutė jinai labai. Pas mus biški visiškai mūsų ūkiai yra skirtingi, pilna apimtim. Jinai vieną traktorių turiu, aš kaip sakau, žinai, vieną traktorio turėtojas, praktiškai nesi ūkininkas, žinai, ir jinai ten, gyvulininkė, plus Taip. dar, o aš esu augalininkė. Pas mus yra beveik, aš galvoju, kad didžiausias ūkis Kaišiadorių rajone, man taip atrodo, 1500 hektarų, ta prasme, mes visai kitom apimtim dirbam. Jo. Ir gyvulininkai, ir augalininkai, iš tikrųjų mes truputį irgi skirtingas problemas turim. Ten, tarkim, pas juos irgi dabar, ką mes čia diskutavom, ten pienas, mėsa, visa kita, kuras bendrai mus visus vienyje. O pas grūdininkus, pievos, tai gyvulininkus kai tik ir neliečia, nes jiem jų atkurti nereikia, o atkurti reikia augalininkam, žinai, jo, kurie tas pievas, žinai, ten tipo neva suarė, bet matai, kas čia nutiko. Nutiko toks dalykas, kad čia biurokratinė klaida buvo. Supranti, kai deklaruoja, pasėlius. Pasėlių deklaracija. Tai tenais turi pasirinkti žymėjimą. Tiesiog fiziškai, uždėti varneles. Ir tais metais tu galėjai įdėti varnelę tik vienoj pozicijoje. Nebuvo daugiau ten tų pozicijų. Ir tiesiog prisideklaravo tų pievų. Jų prisideklaravo ant popieriaus. Ūkininkų daug uždėjo varnelių ir tipo... Nes neturėjo kitos galimybės, supranti, reikia deklaruoti, tai ir deklaruoji. Ten dabar tai yra ten tų pasirinkimų iki 5 metų tos pievos, mažiau negu 5 metai, pievos, ne pievos ir visa kita, žinai. O tada buvo tik tai viena ta opcija. Tai čia taip tiesiog techniškai, žinai, pasako, čia techninė tokia klaida. Jų kaip šiaip iš principo, nepamažėjo. Jų liko tiek, kiek yra. Tiesiog užsideklaravo. Ir dabar jie turi atitaisyti tą, kaip čia pasakyti, sistemos klaidą. Nes sistema įrodo, kad daugiau pievų yra negu iš tiesų. Taip, ir iš tikrųjų su tom pievom, tai to aš galiu netgi pasakyti tikslų skaičių, kaip čia yra. Tai čia 14 metais, Lietuvos statistikoje dirbtinai nuo 400 000 hektarų iki 700 000 hektarų padidintas daugiamečių pievų plotas. Iki 2015 metų visat būdavo 400 000 hektarų. Supranti? Bet realiai tai ir kaip ir sakiau, sistemos klaida, tai ją turi sutvarkyti. Ir vakar, pavyzdžiui, jau sulaukėm tokio kaip pažado, kad mums tų pievų atkurti jau nebereikės, radosi sprendimas ir turėtų būti viskas gerai. Aišku, raštų mes neturim, yra pasakyta tik žodžiu, bet jau gerai. Bet pievos ne vienintelė problema, ne? Aš kaip suprantu, dėl ko traktoriai, ūkininkai aplamai atvažiavę esat, aš suprantu, jum artimesnė, ne? Šitas punktas, bet papasakokit plačiau, dėl ko iš tikrųjų Vilnius suvažiavo tiek daug traktoristų, tūkstančiai, čia istorinis įvykis. Čia dar, žinok, ne visi, kas galėjo atvažiuoti iš tikrųjų. Ir galim dar žiūrėti taip, kad, pavyzdžiui, kad ir mes iš ūkio atsiuntėm tik 2 traktorius, o iš tikrųjų technikos parkas yra kur kas didesnis. Tai kaip ir sakėm, jeigu tie norai ir liks tik norais, tai kitą kartą matyt, kad mes atvažiuosim ne taip draugiškai, ir kur kas didesnė apimtimi. Susivarysim visus savo turimus traktorius, kombainus ir kitą techniką. Tada visas Vilnius bus traktoriais už... Taip, ir niekas, žinok, jau matyt, kad neklaus čia tų leidimų ar kažkokių tais... reaguosi kažkokius tai prašymus, žinai, elkitės gražiai ar kažką. Ne, taip nebus. Tai va, iš tikrųjų tai atvažiavom šiandien šitų protestų, tai dėl 6 punktų, kuriuos mes buvom aiškiai apibrėžę, nors jų yra kur kas daugiau, bet tiesiog... Ir asmeniškai galim kiekvieną, nežiūrėti, tai ten asmeninių kiek daug būtų, ne? Be abejo. Bet pagrindinius jau.
Tai va, tai pagrindiniai pievos, tuomet aplinkosauginiai reikalavimai, tos apsaugos zonos. Akcizas be abejo ir kuras. Ir aišku, pieno kainos. Plius dar, kas man labai svarbus irgi klausimas, yra grūdų tranzitas per tą Lietuvą. Importinių grūdų, aš gal taip sakyčiau, aš nenorėčiau sakyti, bet supranti, šiaip oficialiai yra iš Rusijos, ne? Bet aš kaip sakau, kalbėkim tiesiai šviesiai ir atvirai, jau taip kaip yra. Grūdai elevatoriuose nusikraudinėja ir ukrainietiški. Netgi buvo sezono metu tokia situacija, kad mūsų lietuviškų grūdų nepriėmė, nes elevatoriai užsikrovė pilni ir pilni dėka būtent atvežtų ukrainietiškų grūdų. Kodėl sakau ukrainietiškų, ne rusiškų? Dėl to, kad fūros, kurios atvažiavo, buvo su ukrainietiškais numeriais. Vairuotojai fūrų buvo ukrainiečiai. Yra nutikęs toksai ir man konkrečiai faktas, mano vairuotojas atvažiavo su fūra, su mano grūdais įsikrauti į elevatorių ir jisai stovėjo sekantis prieš tą ukrainietį. Vyrai kalbantis, mokantis kalbą, nuėjo pasikalbėti ir viską įsiaiškino, už kiek atvežė, kad čia iš kur tie grūdai, kad iš Ukrainos. Tai žymiai pigiau? Be abejo, kokius dabar galvoju, 50 eurų, 70 eurų tona plus dar atvežimas, tai mes visus tos skaičius žinom, o mes parduodam po 200 eurų, tai skirtumas yra. Ir gavosi taip, kad ta fūra nusikrovė grūdus elevatoriuje. Ir ant tų grūdų įsikrovė mano fūra. Tai pasumaišė. Be abejo. Ir kai paskambinau. Deda į pakelius, ne? Tipo, ir pardavinėja. Ir vat ką rašo, parduoda lietuviškai, nes techniškai lietuviškai. Ne? Techniškai jie iškeliauja laivais iš tikrųjų, žinai, ne tai, kad į pakelius, bet jie kraunami į laivus, čia, žinai, reikia suprasti dydį, tai didesnius truputį maštabus įsivaizduoti. Tai palauk, nusimušiau, ką, maštabai, grūdai, pasikrauna, išvažiuoja. Palauk, kažkokią mintį norėjau transliuoti dėl tų grūdų. Nu, tai čia jo, bet aš dar kažką norėjau. Ką norėjau. Ir paskambinau aš savo vadybininkui, sakau, kas vyksta elevatoriuose, kodėl grūdai nevažiuoja tiesiai į uostą, tranzitų turėjo, taip buvo toks susitarimas, o kodėl jie atvažiuoja elevatorius. Ir mano vadyba sako, negali būti, mūsų valdžia sakė, kad taip nėra. Nu, supranti, kai taip tau pasako, tu iškart supranti, kad kažkas čia vyksta ne taip. Kažkas meluoja kažkur, ne? Kažkas kažkur meluoja. Žino. Tiesiog yra kažkokie interesai, kurių mes nežinom. Bet tai yra labai blogi dalykai. Mes tampam nebeapsaugoti. Apie rusiškus grūdus aš iš viso patyliu. Ne tik grūdus, bet ir pašarus, kurie važiuoja kaip nori ir kur nori. Ir mūsų valdžia mūsų neapsaugojo nuo to. Labai, labai didžiulė problema šitoj vietoj. Ir kas įdomiausia, ministras apie tai proteste labai vengia šitą temą kalbėti. Aš mačiau, ant scenos, ne? Buvo užduotas. Ant scenos jisai iš viso nieko nekalbėjo. Nu, ta prasme, ten iš viso nieko nebuvo pasakyta. Ir kas liečia grūdus, sakau, iš viso nebuvo kalbama. Kaip ir apie pieno kainas, tarp kitko. Nes pieno kainas reguliuoja kas? Reguliuoja supirkėjai. Bet matyt irgi labai yra nepatogu kalbėti apie jas, nes matyt irgi sumaišyti kažkokie yra vieši ir privatus interesai, greičiausiai. Nes kodėl apie tai yra nekalbama? Kodėl vengiama tų temų? Bus sprendžiama kažkada, kažkaip, kaip, neaišku, žiūrėsim. Tai va. Paskui kiti reikalavimai, tai dėl to kuro, tai dėl kuro ir akcizų. Kaip irgi išvažiavom iš šito protesto turėdami atsakymą, kad bus grąžintas akcizas į prieš tai buvusią padėtį, o tą žalią žymėtą kurą leis naudoti ūkininkui nuvažiavimui į laukus, į savo automobilius, ta prasme, į automobilį, kuris dalyvauja veikloje. Tai su tokiais padažais. Su tokiais pažadais išvažiavom.
Aha, tai papasakokit, kaip iš viso organizuotas buvo traktorių suvažiavimas, kiek iš tiesų jūs laiko važiavot, nes kai kurie ten ir dienom važiavo ir man atrodo per autostradą neleido važiuoti traktoriam, tai reikėjo per keliukus. Kaip viskas buvo suorganizuota iš logistinės pusės gal labiau? Nes nėra lengva, surinkti visus traktorininkus ir ūkininkus Lietuvos į vieną vietą vienu metu. Žinok, sunku galbūt ir patikėti, bet susirinkom labai lengvai. Susirinkom labai lengvai, labai organizuotai, visi dėl vieno tikslo susirinkom. Pasikartojančios problemos daug metų ir ateitis sunkiai mato, ne, ūkininkai, ta prasme, kaip toliau dirbti. Supranti, su ta ateitim kaip yra. Viskas būtų gerai, jeigu būtų priimami ilgalaikiai sprendimai. Ilgalaikiai. O ne taip, kad vieną mėnesį taip, kitus metus kitaip, trečius dar kažką įveda. Ir labai sunku yra dirbti. Labai sunku dirbti. Papildomi mokesčiai iš viso ūkininkus pjauna. Ir tai gaunasi. O jeigu grįžtant prie, kaip klausė dėl traktorių, judėjimo, taip, čia buvo suvažiavę traktoriai, ūkininkai iš visos Lietuvos. Žemaitija išvažiavo dieną anksčiau, stojo ilgai pertraukai pailsėti ir ant rytojaus pabaigė kelionę į Vilnių. Mes gyvenam arčiau, važiavom trumpiau, bet taip neleido važiuoti autostradą, kas tikrai labai apsunkino judėjimą, to labiau oro sąlygos buvo irgi ne mūsų pusėje. Bet nukreipė policijos ekipažai mus tam tikrais keliais ir važiavom, tiesiog kolonai važiavom, bent jau mūsų ūkininkų, Kaišiadorių ūkininkų sąjunga, sąjungos traktorius lydėjo policijos ekipažai iki pat tikslo. Nuo pradžios iki galo, tai realiai tai labai tvarkingai atvažiavom, labai tvarkingai atvykom. Bet kaip žmonės labiau mojavo, labiau palaikė, šiaip iš tikrųjų, ženklus kokius nors, šiaip iš tikrųjų susidūrėm su ta kažkokiu fenomenu, gal sakyčiau, sulaukėm didžiulio visuomenės palaikymo. Man irgi tai pasirodė iš man. Taip, ir kaip sakau, mes matyt turim būti dėkingi kompetencijos tokojančiai valdžiai, kad pamatė visuomenė visgi, kokie tai yra ūkininkai, kad jie yra inovatyvūs, kad jie yra pažangus, kad tvarkingi, kad sugebėjom... Sunkiai dirbantis. Kad sugebėjom nuo nepriklausomybės laikų pasiekti tokių aukštų rezultatų. Iš tikrųjų, mes buvom ilgą laiką okupuoti, mes nebuvom laisvi, ir mes turėjom stotis per labai trumpą laiką ir labai dideliais žingsniais eiti, kad tapti konkurencingais pasaulyje, iš tikrųjų, kad su mumis kalbėtų, kad su mumis bendrautų. Ir mes tą pasiekėm, ir visuomenė tą pamatė, kad ūkininkas, nėra tas kolchozo laikų, kaip visuomenė, kad įsivaizdavo, kad ūkininkas toksai turėtų būti. Kad mes esam verslininkai, pamatė. Ir iš tikrųjų tas palaikymas yra... tikrai sakau, kažkoks fenomenalus reiškinys. Nesitikėjot, kaip bendruomenė? Jeigu atvirai... Tikėjotės vis tiek kažkiek, nes mokytojai darė streiką pradžioje metų, pakankamai buvo... Taip gerai sutiktus, bet ne su traktoriais. Tai dar aš mačiau, kad ten internete juokaujo, kad mokytojams kitais metais reikia išnuomoti traktorius iš jūsų. Gal tada labiau išgirs, taip. Galime su jais kooperuotis, kaip dabar kooperavome su miškininkais, kartu ir vykom į šitą protestą. Viskas gerai ir mokytojus kviečiam, ir sveikatos sistemos darbuotojus irgi kviečiam kartu, jeigu jau taip reikia. Tikrai pagelbėsim šitoje vietoje. Taip, ūkininkai sunkiai dirba. Sunkiai, iš tikrųjų. Ūkininkavimas ir yra toksai, aš kaip sakau, visur yra sunku dirbti, jeigu tu dirbi atiduodamas širdį ir mylėdamas tą darbą. Tai čia visose srityse tas pats, bet ūkininkavimas išskirtinis yra tom, kad tu privalai šitą darbą mylėti, realiai nuoširdžiai mylėti, nes tu nepadirbsi. Nes emocinis ir fizinis išsekimas būna aukščiausio lygio, o šiti dalykai įtakoja tavo sprendimus. Tai jeigu tu šito darbo nemylėtum, tai trenktum viską, uždarytum duris ir sakytum pasiuskit. Užaugins maistą miestiečiam
kompiuteriai, nežinau, kiniečiai priveš svirplių, kirmėlių, galės valgyti, žinai. Tai va, o kai myli, yra kitaip, tu su to susitvarkai. Kitaip susitvarkai. Tai va, tokie va skirtumai pagrindiniai. Va šiandien, kol mes dabar šnekam, penktadienio rytas, tai protestas trunka 3 dienas, ane? Šiaip protestas truko 2 dienas. 2 dienas. Taip, mes antradienį susirinkom, trečiadienį, ketvirtadienį vyko protestas, scena, taip, mitingai, o šiandien jau mes išvažiuojam. Viskas, protestas šiandien jau užsidarė. Jo, sakė, kol važiavau čia irgi taksistas, kad jau matė išvažiuojančius traktorius, tai taksistas. Dabar man labai įdomu, ką kalba taksistai Vilniuje, nes čia, žinai, aš jau ir paklausiu, kaip širdis miesto yra taksistai, ne? Jo. Tai va, aš ir paklausiu, ką tik, aš sakau, o tai kodėl išvažiuoja, ir sako, tai gavo dylą su valdžia. Tai va, čia taksistas man sakė. Bet... Labai gerai. Jo, bet žmogus iš vidaus. Jo. Bet visgi tai ar gavot kažkokį dylą, ar tik tai žodinis? Žodinis. Aš kaip sakau, mūsų protestas prasidėjo nuo noro, valdžios noro mūsų suprasti, iš tikrųjų. Ir pasibaigė to pačiu noru spręsti tas problemas, kad mes turėtume kažkokį raštinį pasirašytą dokumentą su terminais, su konkrečiais sprendimais neturim. Mes įsivežam pažadus. Bent jau, kaip sakiau, 2 pažadus konkrečius, tai kad nereikės atkurti pievų ir akcizas lieka, tai šitas jau konkrečiai, o visi kiti bus svarstomi, kai Seimas pradės savo sesiją, tai yra nuo kovo 10 dienos, ir mūsų klausimai bus prioritetiniai. Bus prioriteto tvarka sprendžiami, bet mes, kaip ir sakau, mes išvažiuojam, bet neužmiegam ir mes visą šitą procesą seksim, kad nebūtų ir liktų pažadais, ne? Arba norais, kad kažkur... Nauji rinkimai, nauja valdžia ir po to pamiršus. Jo, nauji veidai. Senos problemos. Supranti, nes Šimonytė, matai, jinai padarė vieną klaidą iš tikrųjų pasakydama sakinį, kuris man po šiai dienai, žinok, eina kaip, jos tokia vizitinė, žinai, kortelė savo kadencijos pradžiai. Kaip jinai pasakė, supykus tada prisimenu, ant scenos sako, o Jėzau, jeigu nepatinka, įsirinksit po 4 metų tas, kas patinka. Kas yra? Klausyk, ar taip turi kalbėti profesionalas, ar taip turi kalbėti politikas, ateinantis į valdžią tarnauti žmonėm? Ne. Tai vat jos visa ta kadencija yra, o Jėzau, priimsim čia tuos įstatymus, tuos sprendimus, oi, nepatiks, nepasius, supranti? Tai vat, kas čia vyksta su šita politika mūsų, politikais. Jo, tai galvojat, metas buvo geras daryti protestą dabar prieš rinkimus, ar geriau... Matai, geras, negeras, kaip aš ir sakau, žinai, niekada matyt nepataikysi to gero momento ar ten blogo momento. Tiesiog yra laikas tą daryti ir tą darom, žinai, jeigu reikės, mes tą pakartosim. Ir netgi jeigu reikės, pakartosim ir per tą pačią javapjūtę, kai ūkininkai, žinai, labai yra užimti, bet čia, reikia davesti, supranti, iki tokio lygio. Kad vasaros metu. Kad vasaros metu atvyktume, bet mes tą padarytume, žinok. Padarytume. Va. Super, tai man įdomu šiek tiek, kaip jūs atsiradot ūkyje, su vyru atvažiavot, tai gal kažkokią turit istoriją nedidelę papasakot? Yra, tai, žinai, kaip žmogus, taip istorija. Jo, kaip žmogus, taip istorija. Tai mano istorija yra tokia, kad mano tėvai ūkininkai, buvo, bet žinai, kai kaimo tokie žmonės labiau prakutę ir to vargo matė, siuntė mus mokytis ir dirbti ir gyventi į miestą. Tai vat Vilniuje gyvenu iki šiol ir tik tais 10 metų aš kaip ūkininkauju. Tiesiog irgi gavosi taip, kad žmonės sensta, pasidarė tėvui per sunku, pasidarė tokia baimė, kad jeigu man kažkas atsitiks, jūs net nežinosit, kur yra mūsų žemės, tai atvažiuokit, būkit žmonės, bent jau sužinokit, kur to žemės. Bet aš jau tada važiavau ir žinojau, kad aš greičiausiai liksiu, nes man prieš tai toksai buvo, kaip supratimas, suvokimas atėjo, kai buvo audra ir išvartė mūsų visus miškus. Dabar neprisimenu kelintais metais.
bijau sumeluoti 10 gal. Didžiulė audra praėjo iš tikrųjų mūsų to Dzūkiją, tuo kraštu Varėnoje ir žuvusių žmonių buvo, tai vat ir mūsų visus miškus išvartė. Ir aš važiavau tos miškus tvarkyti ir kaip dabar prisimenu, stoviu, žinai, aš ant rasto, ruduo, rugsėjo mėnuo ir saulė leidžiasi ir toks oras, toksai barchatinis, tas tokia kaip bobų vasara, toks geras ir aš taip stoviu ir galvoju, eina savo, iš tikrųjų, čia vat mano vieta. Tik neįsivaizdavau, žinai, kur konkrečiai. Ar ten su miškais, ar ten su žemės ūkiu, ta prasme, niekaip. Bet ne mieste. Nežinau, bet ne mieste, bet vat kažkur kaime. Nu ir tokia, vat, žinai, dežavų, tokia vizija prabėgo ir neilgai trukus iš tikrųjų gavau tą pasiūlymą iš tėvo atvykti, bandyti dirbti. Tai taip ir buvo, metus laiko save pasibandžiau. Taip ir pasakiau, žinai, kad metus laiko save bandau, nes reikia man pamatyti visus procesus. Kas vyksta ūkyje visais metų laikais, nes vasarą kuliam, rudenį sėjam, pavasarį atsėjam arba naujai sėjam vasarinius. Ir kaip visa tai vyksta, ar man tinka, nes aš buvau buhalterė ekonomistė, dirbau skirtingose sektoriuose ir projektavime, ir IT, ir nekilnojamam turte, ir reklamos agentūrą savo turėjom, nu, tokios, vat, įvairiose srityse ir galvoju, ar tikrai man tiks. Ne? Jo, būtent. Visiškai nuo 8 iki 5, kaip aš sakau, su tušinuku, švariai, gražiai, taip, aukštakulniai ir taip toliau. Tai mano aukštakulniai iš tikrųjų ir dabar niekur nedingo, aš taip, tikrai pasipuošiu ir prisižiūriu, bet kaip sakau, pasibandžiau, ar man patiks visiškai šita vat, kardinaliai pakeista veikla ir man labai patiko. Labai tiko ir po šiai dienai mes ūkininkavom ir vyras, nu ką, jisai neturėjo kur dėtis, turėjo prisijungti. Ar patiko, ta prasme, visas šitas sprendimas išvykti iš miesto ir labiau fokusuotis į kaimo gyvenimą? Ir galbūt ką parekomenduotumėt kažkam, kas dabar klauso, galbūt ir irgi, nu, turi galimybę gal išvykti pas tėvus į ūkį ar dar kažką, ar savo ūkį mažesnį susikurti? Tai parekomenduočiau, kurkitės, kol dar galit, nes, kaip sakau, Lietuva dar tom yra išskirtinė, kad tu gali susikurti savo ūkį, nebūdamas, tarkim, neturėdamas tėvų ūkininkų, ne? Tiesiog pats iš savęs. Dar gali. Nes, pavyzdžiui, tokios valstybės, kurios, nu, buvo laisvos, Danija, ta pati Vokietija, ten jau nebesusikursi. Ten iš kartos į kartą yra ūkiai perdodami. Ten, kad įlysti, rasti vietą, įsisprausti naujam galimybių nėra. Tai, o Lietuvoje dar yra. Jau sunkiai, bet dar yra. O šiaip, nu, žinot, kaip pasakyti, jeigu tau patinka miestas, tai ir gyvenk tu tą miestą ir kurk čia pridėtinę vertę. O jeigu patinka kaimas, nu tai patinka kaimas. Tiesiog mano atveju, sakau, buvo taip, kad pradžioje nulėmė tėvų sprendimas, kad mes turim važiuoti į miestą ir ieškoti lengvesnio gyvenimo, ane? Bet žmogaus natūra yra žmogaus natūra. Tai šiuo atveju nugalėjo mano natūra. Dar grįžtumėt kažkada į miestą gyvenimą? Žinok, ne. Ar tik va tai porą dienelių ir užtenka, ne? Jo, žinai, kas yra. Iš tikrųjų, aš, kaip sakau, aš tam darbe nuo 8 iki 5, žinok, labiau pavargdavau, negu dabar savo tam ūkyje dirbdama po 20 netgi valandų būna, kad dirbi. Ir vad nuo ko tai priklauso? Nuo va tos meilės, kur sakėt, darbui? Vienareikšmiškai. Ne tai, kad darbui, čia, žinok, čia gamtai, tiesiog, nu, nežinau, tu turi būti gamtos vaikas. Kažkoksai, vat apie tai čia tikriausiai eina kalba. Tu tiesiog turi mylėti žemę, suprasti, kaip veikia gamta, cikliškumus visus ir taip toliau. Čia tik tai nuo to, aš manau, žinok. Tai irgi savitas menas, ne ūkis, man čia ūkininkė Rūta irgi pasakoja. Turėsi atvažiuoti pas mus, parodysiu. Jo, tai reikės apsirengti, man atrodo, biškį taip. Kodėl? Gali ir taip atvažiuoti, viskas gerai, taip. Tai padirbėti, jeigu. Jeigu padirbėt, nu tai duosim kombinzoną, šūpelį, respiratorių ir tai galėsi. Kiek pas jūs traktoriai yra, sakėt, kad daug vietos, ne, kiek pas jūs? Pas mus yra taip, mes turim, jeigu taip jau klausi, miestietis klausia, kiek turit ūkyje traktorių. Tai čia, žinok, nėra joks rodiklis kažkokio tais... Hektarai?
O koks rodiklis yra? Jo, ūkio dydis yra iš tikrųjų. Ir matai, dabar šiuolaikiniai traktoriai, tas vienas traktorius šiuolaikinis. Daug kainuoja. Daug kainuoja, bet jisai atlieka irgi labai kelių traktorių. Jeigu lygint su Belarusai, tai neina net ką palyginti, žinai, kokių 5 Belarusų darbą tas vienas atlieka. Jeigu taip, miesto žmogui aiškinti, jeigu išaiškinau. Tai pavyzdžiui, mūsų technikos kiemas yra, aš nežinau, daug labai vienetų, 7 kokie, ne? 5 traktoriai, 2 kombainai, tai 7, atspėjau. Bet mums neužtenka, mes dar nuomojamės. Tai taip dar sprendžiame. Aš dar mačiau, kad daug traktorių buvo pasirašę. Šitas traktorius yra banko nuosavybė, šitas traktorius yra leasingų ir skolų. Taip. Tai čia ir šnekat galbūt apie tos naujus ūkininkus, kurie pasiema į skolą tą vieną traktorių, sakykime, ir su juo dirba. Ne, truputį, žinai, gal yra kitaip, sakyčiau. Yra tas momentas, kad traktoriai kainuoja tikrai didelius pinigus. Kiek čia? Virš 100 000, ne? Šiaip priklauso nuo galingumo, nuo komplektacijos, bet aš net nežinau, vidurkį galim imti kokius 250 000, matyta, ne? Tokios sumos. Tai jūs man pasakykit, kokį darbą reikia tada dirbti, kad už grynus nusipirkti, nebūtinai už grynus, bet sąskaitoj, tarkim, turimus pinigus, padaryti pavedimą ir nusipirkti. Neįmanoma, nebent reikėtų tada auginti kanapes, tas, kurias reikia auginti. Bet čia ne apie tai. Arba teleloto laimėta, ne? Teleloto irgi variantas būtų, aš manau, taip, čia tik tai tokie variantai. Tai mes aišku, kad imam paskolas, imam leasingus, ir jie yra banko nuosavybės. Ir, pavyzdžiui, šitam proteste, šitoje akcijoje dalyvavo išskirtinai visi traktoriai, kurie yra neparaminiai. Nes yra parama ir yra leasingas. Taip. Daug kur mačiau irgi komentaruose, kad suvažiavo su paraminiais. Tai paraminiai čia nedalyvavo. Nes jeigu tu perki traktorių už paramos pinigus, tai jisai turi dirbti tik tais laukuose ir negali jisai nei traukti mašinų į griovius įliekusių, nei valyti kelių, nei dalyvauti mitinguose. Jisai turi dirbti laukuose. Taškas. Tai čia tokių nebuvo. O pavyzdžiui, irgi kas liečia paraminius traktorius, tai tokių be abejo irgi yra, bet pavyzdžiui, konkrečiai aš esu paramą ėmusi vieną kartą savo gyvenime. Jeigu kalbėti apie tai, kaip žmonės įsivaizduoja, kad mes ištisai iš paramų. Tai aš esu ėmusi vieną kartą gyvenime, ūkininkavimo pradžioje, kad susipirkti visą techniką. Bet turėjau pasiimti dar ir paskolą, nes man neužteko, tai turėjau dar ir atidavinėti paskolą. Palūkanos, ne? Ir kylant palūkanų normom, vėlgi dar mažiau pinigų rezultate lieka ūkininkom, ne? Tai be abejo, aš ir sakau, tas irgi prisideda, mano darbas yra sėdėti ir skaičiuoti, kad mes dirbtume pelningai, efektyviai ir sužiūrėti visus šitus dalykus, žinai. Popierizmus, taip. Ir palūkanos pakilo, tarkim, turi būti naši technika, kad jinai padarytų, kaip ir sakiau, 5 traktorių darbą, ne vienas traktorius, kad nebūtume kolonos pabaigoje, kad būtume inovatyvūs ir kai priima valdžia tokius sprendimus, tu supranti, kad tai yra žingsnis atgal, ne į priekį ir papildomi mokesčiai, tai yra papildomos sąnaudos, ne? Ir toksai kaip, nesaugumas atsiranda. Negalima šitaip daryti. Iš tikrųjų, nepasitarus, ant popieriaus, neįsivaizduojant, kaip yra natūroje. Ir kas lieka rezultate? To politikai greičiausiai nemato, kiek ūkininkui lieka galėtų pinigų. Po deklaravimo, nebent. Politikai gaila, kad jie nemato iš tikrųjų, galėtų matyti. Nes ūkininkui realiai šiais laikais tai lieka labai nedaug arba iš viso nelieka. Aš girdėjau, kai kurie sakė, ir į minusą nueina, ta prasme. Pavyzdžiui, mūsų ūkiai konkrečiai, šie metai tai buvo visiškai minusiniai, nes be abejo, nes gavosi labai didžiulės žirklės. Kodėl? Todėl, kad buvo didžiulės trąšų kainos, mes turėjom vis tiek, nors aš pirkau minimumą visiškai trąšų, nes be trąšų, kad jau visiškai jų nedėti, neužauginsi, žinai. O kaina už grūdus buvo labai maža.
ir automatiškai gavosi žirklės. Čia visiems taip. Kad esmė, kad grūdų užaugino... kainos mes nereguliuojam, nuo mūsų nepriklauso grūdų kaina, jinai yra biržinė, ne? Tas pats yra su trąšų kainom, su pesticidų kainom. Tai mes irgi... Tai ką daryti va tokioje situacijoje, kad tu augini ir tu žinai, kad čia viskas bus... Tai labai fainai jautiesi ir galvoji, ką daryti. Iš čia ir ateina tas. Tai taip, ir tada važiuoju mitinguoti, kad nepriminėtų dar papildomų kažkokių nesąmoningų sprendimų. Kad dar neužspaustų, ne? Dar labiau, kad neužspaustų. Tai tiesiog apie tai. Dar kažką norėjau pasakyti, neprisimenu. Apie tos pelnus, valstybė nežino. Gal ir tiek. Apie išmokas dar galim pakalbėti iš tikrųjų. Papasakok. Jo, irgi visi galvoja, kad paramos, jo, tai kaip ir sakiau, ES paimti paramą irgi yra labai sudėtinga paskutinius kelerius metus, nes labai aukšti ir irgi neadekvatus yra reikalavimai. Ūkiai nesurenka balų ir tos paramos lieka nepaimtos, neįgyvendintos. Tai jeigu visiems atrodo, kad mes ištisai jas imam, tai ne. Gal ir imtume, jeigu būtų įmanoma, jeigu būtų sureguliuota iš tikrųjų. Nėra ir niekas neima. Plus mes gaunam išmokas už pasėlių deklaravimą. Ir irgi populiari ta mintis, nuomonė, kad kaimynas ūkininkas gavo 100 000 išmokų, žinai. Ir iš tikrųjų, supranti, čia pagalvoju, 100 000 eurų, ne? Daug, ne? Yra labai daug. Labai daug. Yra tikrai labai dideli pinigai, bet reikia suvokti, kad tai ne laimėjimas loterijoje. Tai yra pinigai dalyvaujantis visoje sistemoje sukurtoj. Negana to, mes tuos pinigus, už tuos pinigus atsiskaitom su žemės nuomotojais. Ir dar dadedam tiek pat, nes yra brangi žemės nuoma. Ir nuomotojai gyvena kur? Gyvena pagrinde miestuose. Tai tie pinigai grįžta atgal į miestą. Įsivaizduoju, kaip veikia visa tai. Plus irgi esu girdėjusi, sako, tai nedeklaruokit ir tada niekas ant jūsų nepyks, kad jūs imat tas išmokas. Irgi labai toksai siauras, žinai, požiūris, nes jeigu mes nedeklaruojame, vadinasi, mes negauname leidimo kurui žaliam įsigyti, su mumis nekalba bankai, nes mes turim pateikti savo tas deklaracijas kaip mūsų įrodymą, kad mes dirbam pelningai, kad mes esam mokus, taip ir ta deklaracija. Kad rimčiau žiūrėtų, ne? Kad rimčiau žiūrėtų ir ta deklaracija yra tam, kad mes galėtume ir grūdus parduoti, nes grūdų supirkėjai iš mūsų reikalauja tų deklaracijų. Kitaip tu negali. Tokia tvarka, tokia yra sistema. Čia tas popierizmas. Taip. Popierizmas irgi, kuris irgi sudėtingas. Taip, supranti, ir irgi socialiniai erdvėjai manęs klausia, sako, tai kokia tu ūkininkė, jeigu tu nedirbi traktoriui? Supranti, tai ir yra šiuolaikinis ūkininkavimas jau yra kitoks, kad jeigu tu dirbsi traktoriui, vadinasi, tu nesužiūrėsi visų kitų procesų. Tu padarysi kažkokias klaidas, kurios labai labai skaudžiai atsilieps. Taip, nes tu turi sužiūrėti visą personalą valdyti, tu turi sužiūrėti agronominius dalykus. Tai čia ne vieno žmogaus darbas, ne? Bet žinok, atlieka vienas žmogus, tai įsivaizduok. Aš kaip ir sakau, nėra kito tokio, matyt, kad specialisto, kaip ūkininkas, kuris turėtų tiek sričių išmanyti. Labai daug. Tai tu turi būti ir inžinierius, ir technikoje nusimanyti, juristas, buhalteris, sekretorius, turi būti biržos makleris, nes grūdai yra biržinė prekė ir mes turim gaudyti tą kainą, ne, biržoje, stebėti biržą, stebėti politinius įvykius, kurie įtakoja biržos kainą. Ta prasme, tu turi išmanyti be proto daug. O šiai dienai mitingas parodė, kad ūkininkas dar turi išmanyti ir viešąjį kalbėjimą, viešąjį bendravimą ir tinkamai save reprezentuoti medijoje. Taip. Tai va šitą irgi eisiu mokintis, nes jau matau, kad reikia. Tai va, treniruojamės paviškai. Treniruojamės. Dar yra dar viena grupė, kuri turi komentarų dėl protestų, tai pavadinkim žaliukai, aplinkosaugininkai. Taip. Tai ko jie nori ir ko jie nepatenkinti? Ar jie tiesiog
Ar jie tiesiog nemėgsta ūkininkų? Ne, aš žinok, irgi, aš niekada nesakau, kad ten nemėgsta ūkininkų ar kažką. Visi norim sutilpti po tą saulę ir aš visiems mum ir linkėčiau sutilpti po tą saulę ir valdžiai palinkėčiau vat būtent ir rasti tą viduriuką, kad nebūtų nuskriausti nei vieni, nei kiti. Tai kas liečia, pavyzdžiui, tos vat žaliukus, jie ten kovojo už tos paukščiukus, kad vat nebus pievų, nebus tų paukščiukų ir taip toliau ir panašiai. Bet ir atseit, vat, nyksta tie paukščiukai, bet kaime žmonės irgi ta kreivė lygiai taip pat eina žemyn, ne aukštyn. Kaime žmonių irgi mažėja. Supranti? Kas svarbiau, ne? Bet ar tai susiję labai? Ir dar kitas momentas, nėra taip, kaip jie sako, supranti, nėra. Tai kokius melus girdit? O Jėzau. Apie ūkininkus, apie gamtą ir panašiai. Labai daug tų spekulacijų yra, kenkėjai, teršėjai. Taip, bet tai valgyt reikia, ne? Visiems. Aš nežinau, gal jie nenori valgyti arba įsivaizduoja, kad, kaip ir sakau, tas steikas padarytas yra printeriu. Nežinau. Kai kas mėgsta dabar tokius. Arba gal jiems skanu tie svirpliai. Nežinau. Man buvo neskanu. Mes buvom svirplių fermai, tarp kitko. Labai entuziastingi jauni žmonės užsiima to darbu tiki ateitim. O tai kas čia per tipo naujas maistas? Tai valgysit visi jūs tą maistą, jeigu mūsų nebeliks. Tai ir ohoho, kaip valgysit. Ne, bet tai jie augina svirplius tam, kad iš to daryti. Jo, maistui. Tikrai taip. Gamina produktus įvairius iš jų. Tai išsigelbėsim miestiečiai, ne? Be abejo. Taip. Jie irgi ūkininkai, taip. Jiems irgi reikia vietos, ne, kur auginti, reikia nupjauti pievas ir panašiai. Ir jie, žinok, irgi susiduria su tam tikrom problemom. Ten labai nereglamentuota, prastai reglamentuota, ten vienu žodžiu, jau čia jie patys tegul aiškina. Turi ir jie ką veikti iš tikrųjų. Bet valdžioj dauguma žmonių kažkaip link tos aplinkosaugos, ne, labiau eina, o ne link to, kad reikia maždaug gelbėti ūkininką. O kodėl taip yra? Čia gal tiesiog nes taip madinga, nes ūkininkai nebemadinga gal tapo paskutinius. Tai čia, žinai, gal jau tada reikėtų ir kalbėti būtent apie tą ateitį, ne, ūkininkavimo, kokia jinai bus, į kurią čia kryptį mes eisim. Kaip ir sakau, gal tos svirplius, žinai, norim čia valgyti ar kažką, o gal čia globalistai, lobistai dirba, žinai, savo tą darbą. Kaip žinia, Bilas Geitsas, kiek ten turi milijonų hektarų, Facebooko įkūrėjas irgi kaip ir jaučius pradėjo auginti, ne, labai skambiai nuskambėjo, visi ploja, oi, koks šaunuolis, kaip gerai, bet aš manau, kad tai veda. Jie visi beveik ūkininkai dabar. Jo, kad tai veda, žinai, į monopoliją kažkokią, aš taip įtarčiau. Tai jūs galvojat, kad ateityje bus daugiau lietuvių ūkininkų ar žymiai mažiau? Sakykime, už 20 metų. Mes susitinkam ir ūkininkų kiekis. Aš labai noriu tikėti, kad jų visgi Lietuvoje bus ūkiai perdodami iš kartos į kartą, kad jaunoji karta imsis to darbo, bet šiandien, žinok, nesiima. Smirda, net ir, aš sakau, nebūtinai Lietuvoje, žinok, Švedijoje netgi, irgi ūkininkas, gyvulininkas, vaikams smirda. Nenori sunkiai dirbti, žinai, galima užsidirbti paprasčiau, lengviau, švariau, ane? Taip. Tai taip labai, žinai, nenorėčiau pesimistiškai pati nusiteikti ir žiūrėti taip pesimistiškai. O ką siūlytumėt? Apie tą ūkio ateitis. Jo, o ką daryti tokiu atveju? Ką daryti tokiu atveju? Ar tiesiog daugiau, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, supranti, mes iš tikrųjų labai stipriai priklausomi nuo politinių sprendimų, nuo tos. Mums reikia tos ilgalaikės, žinai, strategijos, kad mes jaustumės saugus, kad mums būtų vis lengviau ir lengviau dirbti, žinai, kad mes galėtume įsisavinti inovacijas, ne, kad to fizinio darbo būtų mažiau, kad veiktų tas subsidijavimas taip, kaip turi veikti, kad galima būtų iš to pragyventi ir oriai gyventi, o ne ištisai kovoti, kad mums neuždėtų papildomų mokesčių, kad ieškoti, žinai, tų ištisai, kaip dar sumažinti tas sąnaudas tų sprendimų. Tai irgi, pavyzdžiui, kai sako aplinkosaugininkai, ne, kaip tu sakai, trašų daug beriam, daug purškiam, ne,
Tai ar žinot, kiek tai visą tai kainuoja ir ar tai yra efektyvu, žinai. Taigi mes irgi ūkininkai mokam skaičiuoti, žinom savo žemės, pažįstam ir jeigu tu, tarkim, pribersi ten beliekiek, kaip sako, beliekiek ten tų trąšų, tai tau jos yra brangios. Tau neatsipirks derlius. Nu, žemėgi irgi, jinai kiekvienam Lietuvos krašte, kiekvienam regione turi savo potencialą. Tai vienur ten užaugina 10 tonų, pas mus, tarkim, vidurkis 5 tonas kviečių, jeigu va taip. Tai kas iš to, kad tu ten pripilsi nežmoniškus kiekius trąšų, jeigu potencialas yra toks ir ne kitoks. Taigi visi skaičiuojam, visi žiūrim. Plius tie pesticidų naudojimai, tai irgi, žinai, nu, ne veltui dirba mokslininkai, ne veltui sėdi žmonės, kurie reglamentuoja tuos pesticidų naudojimo taisyklės, kurie rašo, ne, mes turim jų laikytis, tai, nu, ne veltui tas yra padaryta. Tyrimai, be abejo, ir yragi mums nurodyta, kada mes galim purkšti, kiek turi būti likę iki derliaus nuėmimo, kad nupurkšti, kad nebūtų tų likučių, skirtingai nuo importinių grūdų, gal va taip pasakyčiau. Nes jie važiuoja su pesticidų likučiais labai sėkmingai ir iš viso GMO netgi yra pas mus, nu, nėra tokių dalykų, negali būti. O tai, Jolanta, ką jūs dabar, va, kadangi, sakykime, ūkininkų protestas baigėsi, Taip. Šis bent jau, tai ką jūs dabar veiksite? Aš žinau, kad dabar turėsite interviu irgi, tai, Taip. Bet po interviu, ta prasme, važiuosit, visi važiuoja atgal į ūkius ir tikėsis sprendimų kovo mėnesį? Va taip aš suprantu. Koks vaibas dabar ūkininko? Ar su šypsenomis važiuoja, ar su... Budėsim ir vis apie save priminsim, kad yra neįspręstų klausimų, mes neturim dokumento, ne? Nes labai greitai ateina tas pavasaris, ateis deklaravimo laikas, žinai, o mes... Darbymetis, jo, mes turim įsipareigojimus, nu, vat vėl turėsi visur suspėti. Tai o jūs turit, kas reprezentuoja ūkininkus, vat irgi, nu be abejo, žemės ūkio ministras pagal idėją turėtų būti tas žmogus, ne? Nu, bet ar taip yra? Nu, vat jo, bet o yra kas iš tiesų reprezentuoja, vat jūs ir vat ant scenos? Mes turim ūkininkų sąjungos, ūkininkai, mes esam sąjungose, ne? Ir ūkininkų sąjungos turim savo vedlius pirmininkus, su kuriais vat mes ir atvykome į šitą protestą. Pagal regionus, taip. Tai jie, sakykime, jūsų komandoje, ne? Be abejo, taip. Be abejo. Tai mes čia jau, taip, komanda. Komanda. O šiaip, kas liečia patį protestą, tai buvo organizatoriai, kurie jau atskirai užsiėmė būtent šitų protestų. Tai ūkininkų sąjungų pirmininkai nebūtinai buvo organizatoriai. Buvo paskirti, žinai, organizatoriai. Kokias girdėjot linksmas istorijas per šitas 3 dienas iš ūkininkų apie miestiečius, ar apie miesto gyvenimą, ar apie, vat, nežinau, aš girdėjau, kad ir kai kurie miegojo traktoriuose. Buvo, taip, buvo visokių. Buvo, kas miegojo traktoriuose, nes reikėjo juos saugoti iš tikrųjų kažkam. Tai buvo, kas aukojosi, būtent... Bet nepavogė nei vieno? Ne, ir nebuvo nei apgadinimų, viskas, žinau, kaip ir sklandžiai, kaip ir gražiai. O kažkokių, kad juokingų istorijų apie miestiečius. Galbūt. Nes tiek daug kas išsižiojo vaikščio ir žiūrėjo, ten tas traktorius fotkinasi. Dauguma Vilniečių, miestiečių, kurie vaikščio, žiūrėjo į visą traktorių šou, pavadinkim, dauguma buvo su šypsenom. Va traktorių šou, va išgirdau šitą pasakymą, taip, nu... Oi, tai vat, būtent va šitas labai ir erzino galbūt labiausiai, kad mes patys nesam kvaili, supratom, kad važiuojam daugiau galbūt į paradą, ne, traktorių, o ne į protestą, bet vis tiek turėjom važiuoti. Vis tiek turėjom važiuoti, nes visi turėjom bendrą tikslą atvažiuoti ir atstovėti savo teises tokioj formai, kokioj mums leido. Ane? Nes, kaip ir sakiau, prasidėjo tas protestas nuo vyriausybės noro ieškoti sprendimų, ane? Pasibaigė su noru tuos sprendimus įgyvendinti. Tai viskas kaip ir okei šitoj vietoj ir tarkim tas ūkininkų protestas, ūkininkų traktorių paradas, nu, tarkim mes suvirškinsim šitą dalyką, ne? Bet be abejo, miestiečiai buvo įvairių nuomonių, buvo žmonių, kurie nebuvo matę traktorių.
Buvo vienas merginos komentaras, sako, aš neįsivaizdavau, kad Lietuvoje iš viso yra tiek traktorių. Taip. Bet jų yra kur kas daugiau. Taip. Čia suvažiavo 1300 tik tais traktorių. Bet jų yra kur kas daugiau. Tai vat sakau, tegul valdžia nedaveda mūsų iki to, kad mes juos visus čia atsigabentume, tuos savo traktorius. Gedimino prospektas dar toks turtingas tikrai nebuvo, nes traktoriai tikrai kainuoja brangiai. Nu, kiek jie kainuoja, tiek jie kainuoja, supranti, nu, čia yra mūsų darbo įrankis. Kaip, vat, tau, tarkim, kompiuteris arba, vat, mikrofonai tavo, ne, kaip sakau, staliui staklės, taip čia yra mūsų darbo įrankis ir mes perkam už tokią sumą, už kokią jie parsiduoda. Būtų pigesnį pirktų. Pirkčiau pigiau tikrai su mielu noru ir pasilikčiau tą pinigų skirtumą savo sąskaitoj ir gyvenčiau ir nesiskuščiau ir va tai va būtų. O yra lietuviškų gamintojų traktorių? Lietuviškų? Aha. Nėra. O va tie, kur Gedimino prospektas stovėjo, tai kieno jie gamybos? Tai, o Jėzau, tai matai, yra, kaip pasakyti, pagal markę ir modelį, ne? Tai yra ir amerikiečiai, ir vokiečiai, ir Austrai gamina, Valtros iš kur? Suomiai, jie ir gamina? Nu va, įvairiai. Valtros Suomiai, Keisas pagrindė Amerika arba Austrija, John Deere'as yra Vokietija ir Amerika, New Hollandas irgi yra ir Amerika ir Olandija gal? Austrija irgi. Nu va, tai čia pagal kiekvieną gamintoją, kur jie ten ir pagaminta, pagal kiekvieną markę. Supratau. Nu čia taip, dėl įdomumo. Ir iš tikrųjų šitą temą man yra, kaip miestiečių visiškai, sakykime, naujas, ūkininkė Rūta, tai aš apsišviečiau, biškina su jumis dar daugiau. Bet ačiū labai, Jolanta, kad atvažiavo čia ir čia buvo toksai netikėtas ekspres interviu, pasakykim, jo. Visiškai, taip. Nes labai smagu. Jo, aš apie protestą irgi sužinau iš Petro Šiaučiūno tenai istoriją, kad rytoj laukit vienu žodžiu šou. O jum apsimoka, pavyzdžiui, irgi kurtis tokį kaip YouTube kanalą, ta prasme, šviesti žmonės apie ūkininkavimą ir to pačiu gal klientų susirasti, tiesiogiai pardavinėti tos grūdus vieną dieną? Nu, ar netikrus? Bet grynas miestiečio klausimas. Labai gerai, kad aš čia atėjau. Žiūrėk, tai grūdus parduoti kažkur ten tiesiogiai, mes irgi esam rėmuose, reglamentuose ir įstatymuose ir tam tikroj tvarkoj. Nėra taip, žinok, kad taip paprasta čia imti ir jais mėtytis, ne, visur. Pradėjau dalyvauti socialiniuose tinkluose dėl to, kad va toks pat miestietis kaip ir tu, mūsų draugai iš tikrųjų, bet įsilavinę žmonės, viskas tvarkoje, pasakė tokią repliką, kad jeigu jum, pavyzdžiui, derlius neužauga, jūs turit kažkokius netekimus, jum juk viską kompensuoja Europos Sąjunga. Tai aš galvoju, jo, čia yra tikrai spraga, didžiulė visuomenė ir ją tiesiog yra privaloma šviesti. Dėl to aš susikūriau savo tuos socialinius tinklus, kad šviesti visuomenę, kas yra ūkininkas, kaip mes ūkininkaujam, kaip veikia tos vadinamos išmokos. Tai tik dėl to ir pradėjau neseniai, iš tikrųjų, pradėjau tik tai nuo balandžio mėnesio tą daryti ir labai džiaugiuosi. Tai va tik tai toksai tikslas. Super. Nu va. O dabar su tuo protestu iš tikrųjų aš supratau, kad mes visuomenę labai stipriai apšvietėm. Nu, man irgi taip atrodo. Taip, kad atkreipė dėmesį, tai 100 milijonų procentų visų. Ir kažkaip supratau, kad pasikeitė tas supratimas apie tą ūkininką, kad ūkininkai nėra tie su ausinėm kepurėm, kolchozo laikų, nuplyšę ištampytais kelnių kelieniais ir taip toliau, žinai, arba kažkokie kaip banditai ar kažkokie Bet kiti žmonės, dažnai kaimiečiai, tai čia, žinai, jie ne čia, jie ten kažkur. Ir žmogus jau seniai nebegalvoja, kai valgo, iš kur tas maistas atkeliavo. Ir jis nenori galvoti, nes jeigu susijęs su... Patogu. Tai yra patogu, taip to nematyti ir taip gyventi ir negalvoti, žinai, apie tai. O iš tikrųjų, tai vat būtent nuo mūsų ir prasideda visas žmonijos maitinimas. Mes auginam maistą. Viskas.
Aš irgi sutinku, palaikau 100% ir kokią žinutę norėtumėte išsiųsti paskutinę? Labai faina, kad tu toksai jaunas žmogus, miesto žmogus, palaikai, supranti. Tai, čia yra... Nubiškis. Čia yra jau didelė pažanga iš tikrųjų, didelis nueitas kelias jaunimo švietime ir miesto žmonių švietime, visuomenės švietime, kas yra ūkininkas. Tai žinutė yra tokia, kad šiai dienai ūkininkas yra verslininkas ir ūkiai yra inovatyvūs. Kitų variantų mes neturim. Ačiū labai, Jolanta, iki kito karto. Ačiū tau. Ačiū. Super.